Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šį kartą mes varysim į Lenkiją. Ir mane pakvietė 11 bit studijos išsibandyti jų 2 naujus žaidimus, iš kurių nei vienas dar nėra išėjęs ir būsiu vienas pirmųjų, kas gaus juos pažaist. Iš kurių vienas yra The Alters ir antras yra Frostpunk 2. Ir būtent šitas antras žaidimas mane itin domina. Tai jeigu aš ateisiu į mano Steam žaidimus, kuriuo aš turiu virš 700 ir šiek tiek paeisiu žemiau, mes turim Frostpunk, aš turiu virš 100 valandų ant šito žaidimo. Ir apie žaidimus aš papasakosiu šiek tiek vėliau. Būtent dabar yra 11 valanda ir mes skrisim į Lenkiją su lėktuvu, tai man reikia važiuoti į Vilnių į oro uostą, tad važiuojam. Šitoj vietoj esu filmavęs tada, kada variau į Las Vegasą, man rodos lygiai taip pačiai vietoje esu. Einam į antrą aukštą prie išvykimo, varom per apsaugą ir skrendam tikriausiai, bilietus lyg ir turiu. Žodžiu, atvarėm į oro uostą ir iš esmės kažkas turėtų mus pasimti dabar iš Varšuvos. Turi būti žmogus su 11 bit studijos, bet tokio nėra. Tai mes klaidžiam po oro uostą, ieškom, kas mus paims. Aš net nežinau, kur mano viešbutis. Pagaliau radom, dabar kviečiam mum taksi ir varom į viešbutį tikriausiai. Gerai, čia yra 9:10, 9:11, mano kambarys yra 9:20, kažkur čia. Čia baigėsi ties 9:19 viskas. Jo, reiškia, kad tai pasi 9:20. Mes ieškom mano kambario. Ai va, parašyta buvo, va. Ok, 9:20 prasideda. Tai dabar taip, man reikia šitą kortelę išsiimti tikriausiai. Čia priviesti. Kaip čia šviesu. Taigi sveiki atvykę į mano kambarį, pasižiūrėkit kaip jis atrodo. Turiu sofkutę, ką turim čia, ką mes turim čia, čia yra, čia yra mano kažką jungiu, bet ne šviesa. Čia dušas, sveiki. Ok, va čia tai fancy lova. O ką čia turim? Nuo 11 bit studijos. Ir parašyta, kur kas vyksta, kur mes ką darysim, bus vakarienė. Tik nežinau, ar šitie snacksai yra man, ar čia nuo viešbučio, vat nežinau. Ok, čia yra mano kambarys. Turim čia kažką, neįsivaizduoju, kas čia yra. Ok, tai pasidėsim šmutkės hebra ir einam pažiūrėsim Andriaus kambarį, jis turi savo kambarį. Gerai, kortelę savo pasiėmiau, einam atgal į liftą. Ir Andriaus kambarys yra 5 aukšte. Aš nežinau, kodėl jam davė visai kitam aukšte. Čia labai įdomi, reikia priliest, tai jo, prilieti. Aha, ir pasirenki 5. 5 aukštas, einam. 5, 2, 6, kažkur čia bus. Iškart sakau, jeigu tavo kambarys bus geresnis negu mano, mes keičiamės kambariais. Ir, ok, kambarys čia tikrai kitoks. Palauk. Man rodos mano geresnis. Čia langas mažiukas. Bet taipogi koks dizainas čia ant sienų, ant lubų tiksliau. Wow. Čia turim temperatūros kontroliavimą šitoje vietoje. Ir vėl matau šitą. Andrius irgi yra kartu su manim šitam 11 bit studijos renginyje. Einam apžiūrėsim tavo išvietę. Ar čia šviesa? Ką šitas mygtukas daro? Čia ne šviesa. Alio. Ai, palauk, čia žinau, kas gali būti. Čia gali būti, kad kortelę reikia įdėti, tada bus elektra. Gali būti taip. Jep. Ir staiga viskas veikia, žiūrėk, fancy dušos, rankšluostis.
Kaip čia fancy. Ir realiai mes dabar iki 7 turim laisvo laiko, tad ką dabar veiksim, nežinau, gal tiesiog varysim po Varšuvą pasivaikščiot, nežinau. Bet pirmiausia, aš noriu grįžti į savo kambarį, žiauriai noriu atsigerti. Ir taipogi tiesiai priešais mano viešbutį aš radau žiauriai fainai atrodantį namą, kuris atrodo kaip iš The Last of Us. Ta prasme, jūs pažiūrėkit į tą namą, wow. Realiai aš net nufotkint noriu, žiauriai fainai atrodo. Ir grįžom į mano kambarį. Ir realiai aš daug nefilmavau ir dabar filmuoju su telefonu, ne su kamera. Kamera kraunasi. Ir iš tiesų vaikščiom daug, bet man yra žiauriai nemalonu vloginti viešumoje. Ypač prie tiek daug žmonių. Čia Lenkijoje, Varšuvoje žiauriai daug žmonių yra, bet tiesiai priešais mano viešbutį yra žiauriai fainas namas. Taipogi pafotkinau šiek tiek Lenkijos. O dabar mes turim valandą laisvą ir po to varysim į muziejų. Taipogi apžvelkim, ką man čia jie davė. Čia yra visas maišas saldainių įvairiausių. Nežinau, kas čia per saldainiai. Toliau turim riešutukų visokiausių, razinų man ruošia yra. Ir čia yra kola su jau labai įdomiu paveiksliuku. Fritz Cola Original. Reikės išbandyti. Ir pasižiūrėkit, ką gavau. Čia yra hands-on event apyrankė ir aš turiu būti su jie pasirodo 3 dienas kitas. Jeigu aš noriu patekti į renginį, iš tiesų. Ir taipogi mes dabar turim varyti į muziejų ir autobusas vėluoja jau kiek? Pusvalandį, 20 minučių vėluoja. Tai, laukiam. Tai, hebra, mane paukštis apšiko. Taip, čia bus vlogo dalis, kadangi kodėlgi ne. Ir atėjau valyti. Ir, hebra, dabar yra 12 valanda. Ten kraunasi mano kameros baterija. Ir man keltis už, man rodo, 7 valandų, tad aš manau, kad aš jau eisiu miegot ir taipogi. Štai ten yra oro kondicionieriaus valdymas šitam kambariui ir jisai įsijungia. Ir pas mane čia dabar yra žiauriai šalta šitam kambarį, nes tas ant makso įjungtas ir negaliu pakeisti. Nu ir labas rytas. Mano galva labai ribaluota vėl ir dabar yra 7 ryto, man rodos. Tai reiškia, einam į dušą tikriausiai, einam išbandysim šitą dušą, kuris atrodo taip. Dar čia turim rankšluostį vieną, dar ten turim kelis. Einam išbandyti, nu. Ir jūs net neprimetat, koks geras buvo tas dušas, man rodos 25 minutės buvau duše, vien dėl to, kad buvo tiesiog žiauriai šilta ir faina. Ir gal jau reikia apsirengti, nes realiai aš čia praktiškai nuogas stoviu priešais labai daug žmonių. Tai dabar taip, dabar yra 8:30 ryto ir 9 ryto aš turiu jau būti iš tiesų pačiame renginyje, būtent 11 bit studijos renginyje, kur mes sužinosim apie 2 naujus žaidimus, kuriuos aš minėjau šito vlogo pradžioje. Vienas iš jų yra The Alters, kitas yra Frostpunk 2. Ir aš gausiu abu šitus žaidimus išsibandyti, vienas pirmųjų pasaulyje, bet dėja, aš negalėsiu filmuoti kaip žaidžiu ir negalėsiu rodyti medžiagos kaip žaidžiu, nes dar pasirodo, čia viskas yra slapta ir žaidimas dar gali keistis. Na, kaip ir plaukai išdžiuvo ir varom pusryčių tikriausiai, bet taipogi ten nelabai galėsiu vloginti jau taip nuspėju, nes ten bus baisiai daug žmonių, bet kuriuo atveju varom pavalgyti. Aš gavau kreatorių. Ir sveiki atvykę iš tiesų į renginį. Žiūrėkit, gavau maišelį ir pasižiūrėkit, kiek čia daug žmonių yra šitoj vietoj. Štai ten turim daug maisto, mus maitina, nesijaudinkit, turim ir gėrimų įvairiausių. Ir štai ten priekyje mūsų laukia prezentacija. Sužinosim būtent apie tuos 2 žaidimus, apie The Alters ir apie Frostpunk 2 žaidimą. Ir taipogi kažkur čia man rodos ir gausim išsibandyti iš tiesų. Ir aš nenoriu čia daryti per daug oficialiai, tai varom paieškoti atsigert. Aš matau, ten yra gėrimų. Aš vandens tiesiog norėčiau. Pasimsim šito. Aš leidžiuosi citrinų vandens.
Einam prisėst, hebra, renginys tuoj prasidėjęs. Einam su manim. Ir pirmas žaidimas, kurį mes išsibandysim, yra Alters ir aš turiu dedikuotą savo paties kompiuterį. Aš esu 24 vietoj, ant mano ženkliuko taip yra parašyta ir mes žaisim su Janzais, tai yra alternatyvios versijos to paties veikėjo. Ir dėja, bet aš negausiu iš tiesų rodyti medžiagos, kaip žaidžiu, bet galiu pasakyti, ką manau apie žaidimą. Nu ir hebra, gausiu išsibandyti, aš negaliu rodyti, kaip minėjau, kas būtent yra pas mane ekrane ir jeigu matosi fone, teks užblurint, bet aš esu vienas pirmųjų, na žinoma, ir visi žmonės, kas čia esą, kas gaus išsibandyti Alteras. Ir kad būtų paprasčiau suprasti, kas tai yra per žaidimas, štai jums pavyzdys. Ir Janas turi prieigą prie superkompiuterio, kuris gali matyti visiškai visą Jano gyvenimą ir gali pakeisti vieną smulkmeną ir sugeneruoti visiškai naują Jano gyvenimą. Ir taip sukurti visiškai naują Janą. Pavyzdžiui, šitas Janas, aš tvarkau sienas, aš remontuoju sulūžusius prietaisus ir mano manimu, aš esu labai reikalingas ir aš turėjau visiškai kitokią patirtį nei šis žmogus. Ir visgi kažkas turi būti atsakingi už apsaugą, visgi aš čia nesu vienintelis Janas ir čia yra daug Janų ir mes turim ginti vieni kitus, bet pagrindė aš. Ko spoksai? O dabar hebra, laikas eit pažaist. Elektra dingo. Per daug kompų sujungta. Techniniai nesklandumai, pagalbos žmonės prašo. Ir Altras žaidimas yra baigtas ir sekantis dalykas, ką mes žaisim, tai yra tai, ko aš būtent labiausiai ir laukiau, ir tai yra Frostpunk 2 prie to kompo. Ir kol kas apie Altras nesakysiu nieko, pasakysiu šiek tiek vėliau. Dabar aš turiu 2 valandas išsibandyti Frostpunk 2 ir žiūrėsim, ar čia geras žaidimas. Taip pat noriu pabrėžti, aš turiu iš tiesų daugiau negu 100 valandų ant Frostpunk 1 dalies, tačiau aš to žaidimo niekad nesu filmavęs ir šitą mielai dabar nufilmuočiau, bet vėlgi negaliu. Tad dabar kitas 2 valandas tiesiog žaisiu šitą žaidimą. Ir tie, kas dar nematė, šito žaidimo traileris yra kamputyje, aš jį ką tik mačiau gyvai ir dabar esu tarp pirmos grupės, kas gaus išbandyti šitą žaidimą per story režimą. Hebra, kaip ir viskas, pažaidėm, kompiuteriai visi yra praktiškai jau išjungti. Čia buvo, man rodos, apie 40 žmonių, kas gavo išsibandyti, abu žaidimus. O dabar einam atgal, varom į viešbutį tikriausiai, dar pavalgyti labai noriu. Taipogi, dar kažkas yra čia, kur mes galim pasikalbėti su Janu iš The Alters. Mes galim jo paklausti bet ko. Įdomu, ką atrašys. Kaip man viskas? Man gerai. Jan Dolskis. Janui Dolskiui nėra viskas gerai. Jisai yra užstrigęs kitoj planetoj ir kiekviena diena yra kova. Tai, hebra, aš jam netrukdysiu. Ate, Jan Dolski. Ir mes pagaliau sugrįžom į mano kambarį ir taipogi dabar turiu šitą didelį maišą ir pažiūrim, ką gavom. Tai pirmiausia, didelis pelės kilimėlis, kuris buvo naudojamas pačiam renginį, man įleido pasilikti. Ir taipogi dar, hebra, gavau vanilo plokštelę, man rodos vadinasi. Čia yra toks didelis diskas, kur ten adata eina per jį ir muzika groja. Ir čia yra dar kompozitoriaus parašas, jisai irgi buvo renginyje. Ir žinoma, čia yra Frostpunk 2 tematikos. Čia yra iš tiesų žiauriai gražūs paveiksliukai. Bet realiai aš tiek ir žinojau, o toliau aš viską matau pirmą kartą. Čia man rodos yra lipdukai su katinais. Ir turim 11 bit studijos dar lipdukų vyriausių. Toliau, ką mes čia turim, čia yra maikutė. O, gerai, mane vakar apšiko paukštis. Turėsiu maikutę dar vieną. O čia yra dar viena maikutė. Hebra, 2 maikutės gavau. Viena juoda, viena balta. Taipogi gavau... Čia yra kodukas, kad galėčiau su taksi važiuoti atgal į oro uostą. Taipogi dar čia turim knygutę užrašų. Dar yra tušinukas su 11 bit studijos logotipu. Ir saldainiai. Čia yra 11 bit studijos saldainiai. Nežinau, kad jie saldainius turi. Ką dar čia turim? Aplink kaklą pasikabint kažką? Ką dar čia turim? Čia yra sektukai, man rodos. Iš Alters žaidimo. O kitas yra... Čia būtent šito renginio. Ir taipogi noriu pabrėžti, čia buvo privatus renginys. Čia realiai buvo galima patekti tik su kvietimais, tai jeigu nebuvo kvietimo, nebuvo žmonės į renginį. Kažkas dar čia yra. Katinukas. Dar vieną saldainį radau. Ir hebra, viskas. Čia viskas, kas buvo maišelyje. O dabar yra 6 valandos, 7 valandą mes varysim į vakarienę su 11 bit studijos. Tai dabar valandą laiko nežinau, ką paveiksiu. Į Varšuvą tikriausiai neįsiu, nes labai karšta laukia.
ir vis vien niekur nespėsiu nueiti. Hebra, paragausiu šito gėrimo. Žinau tos guminukus, kurie yra kolos skonio, tai čia kvapas kaip tie guminukai realiai, kurie būna kolos skonio. Skonis irgi. Grinai lyg tos guminukus valgyčiau. Wow. Ir vaistų. Čia kaip tų guminukų ir vaistų skonis. Na, hebra, bet realiai būtent dabar jau užteks. Aš nežinau, ar aš imsiu kamerą į vakarienę. Tad, nežinau, susimatysim vėliau. Žodžiu, baigėsi maistas, negavau, ten buvo koldūnai, bet žmonės tiesiog visi suvalgė, tai susiradau žmonių, draugų iš Turkijos, čia yra streameris su 2 milijonais prenumeratorių ar followerių ir važiuojam kebabų, turkiškų kebabų. Taipogi važiuoju su Andrium ir dar šitų žmogum. Ir pasižiūrėkit, čia yra turkiškas kebabas, čia yra viena lėkštė, mes esame iš viso 4 ir šita vištiena, čia yra vištienos kebabas. Nu, žiauriai skani. Mes esam šitoj vietoj, nežinau kaip pasakyti lietuviškai, bet čia yra žiauriai geri kebabai. Ir pagaliau mes viešbutyje. Man realiai skrydis yra už... Nežinau, man rodos 11 valandų nuo dabar kažkur. Tai man rodos, hebra, reikės eit miegot. Bet žiauriai pavargau, bet susiradom naujų draugų iš Turkijos. Žiauriai faini žmonės, varėm kebabų, plus patyrinėjom Lenkiją. Ir taipogi, hebra, aš atsiprašau, jeigu ne viskas pateks į vlogą, jeigu viskas neatrodo taip labai iš eilės, aš tiesiog nesu vlogeris, tai na, nėra mano dalykas, aš bent jau bandau. Bet kuriuo atveju, hebra, aš tikiuosi, kad jums bent jau patinka šitas vlogas, bent jau kol kas. O dabar aš nežinau, ką aš veiksiu, gal į dušą eit, gal iš ryto eit. Nežinau, ar tingi ar netingi dabar į dušą. Ir labas rytas vėl, dabar yra 7 ryto. Man rodos, miegojau apie 5 valandas gal kažkur. O dabar reikia keltis. Eisim į dušą. Dušas turi prabudinti, žiauriai turi prabudinti, nes žiauriai miego noriu. Nu va, kitas reikalas, realiai gerai, kad pasilikau dušą iš ryto, kadangi dušą žiauriai prabudina, bet tuo pačiu metu aš duše buvau, man rodos, gal 20 minučių. Kadangi ten buvo žiauriai šilta, buvo žiauriai faina, o dabar einam džiovintis plaukus tikriausiai. Ir taipogi mes tokį vaizdą už lango turim ryte. Čia iš ryto iš tiesų žiauriai fainai atrodo. O dabar, hebra, renkamės daiktus ir varom pavalgyt. Tai man daiktų dar nereikia rinktis, bet varom pusryčius valgyt. Na, pusryčius pavalgėm ir dabar, ką man liko padaryti, tai man rodos tiesiog kviestis taksi ir važiuoti į oro uostą. Nors realiai dar anksti, tai kažkur dar valandą reikia pabūt kažką paveikti.
Hebra, mes jau grįžom, persikelinėjimo dabar va šito vlogo medžiaga ir šiam kartui aš jau manau, kad kaip ir viskas. Dar kartelį ačiū 11 Bit Studios, kad mane išsiuntė į Varšuvą, kad davė pažaisti Frostpunk 2 bei The Alters naują žaidimą. Realiai turėjau labai smagią patirtį. Bet šiam kartą Hebra, aš sakysiu, kad jau buvo tikrai viskas, tad ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Edvis ir viso gero.